Sveiki, mėlėji. Kiekvienas savo gyvenimą pasirenka. Yra visą laiką, kiekvienu momentu, kiekvienu aspektu, kiekvienoj kryžkeliai atsidūręs žmogus visada pasirenka savo gyvenimo kelią. Jisai yra savo gyvenimo kalvis ir jisai tik tai išsirenka, kuriuo keliu eiti. Jūs kiekvieną minutę, kiekvieną momentą, kiekvienoj gyvenimo situacijai stovite kryžkeliai ir jūs renkatės. Jūs renkatės, kuriuo keliu pasukti, kurį jum variantą pasirinkti. Jų visada būna keli. Niekada nebūna žmogui tik vienas gyvenime variantas. Ir niekada nedaužykit kaktos į sieną, kad va nėra išeities. Nurimkit, giliai atsiduskit. Gal net išsimiegokit ir ryte nuspręskit, ką jums daryti. Blogi santykiai šeimoj, turit problemų su vaikais ar su tėvais, negalit apsispręsti, kaip jums gyvenime pasielgti, likti darbe ar išeiti iš darbo. Kiekvienu momentu, kiekvienoj situacijai jūs stovit savo gyvenimo kryžkelį. Ir jinai visada duoda jums kelis pasirinkimus. Ir kuriuo keliu pasuksit, paklauskit savo širdies, paklauskit savo sielos. Žinot, kaip reikia klausti, ką man daryti. Visada reikia klausti paprasto dalyko. Užsimerkti galbūt ir pagalvoti, ar aš gerai einu, ar man šitą daryti. Neužduokit visatai, savo angelam kelių klausimų, neužduokit eiti ar neiti, užduokit vieną. Ar man eiti? Arba kitą klausimą, ar man neiti? Neišduokit kartu abiejų. Ir kaip užduosit klausimą, jūs gausit atsakymą. Jeigu bus pozityvus atsakymas, jums norėsis šypsotis. Jums kūnas atsakys jūsų, net kūnas atsakys per pasąmonę. Taip, bus gera. Jeigu bus neigiamas atsakymas, jums norėsis nukars lūpų kampučiai, tokia liūdesio savijauta bus jūsų mimiko, jūsų veide ir jūs suprasit, kad ne, šitas klausimas. Žinot, žmogus daug kartų klausė savo išminties, proto, kaip sakant, smegenų. Ir labai dažnai tos smegenys jį apgavo. Ir reikia tiesiog paklausti savo sielos. Ir žinot, žmogus daug kartų gyvenime buvo tokioj situacijai. Va jaučiau, intuicija sakė, kad taip, bet protas sakė, ne, va taip. Ir paskui gailisi, kad nepaklausė tos sielos, nepaklausė tos savo intuicijos. Ir nenuėjo tuo keliu, ką jis galėjo padaryti ir jis pralošė. Ir būna žmonės pralošė visai labai svarbiuose dalykuose. Ir tada jisai išmoksta. Tada išmoksta klausyti sielos. Vieną kartą nepaklausė, antrą, 10 ir po to išmoksta, kad nuojauta yra tas sprendimas, kuris duotas iš aukščiau. Linkiu jums rasti jį. Dėkoju, kad esat su manim, dėkoju, kad žiūrit mano šitos filmukus, dėkoju, kad dedat man tą padėką kaip laiką. Dėkoju jums, kad prenumeruojat. Tai padedat mano kanalui ir man tada yra stimulas bendrauti su jum. Pailsėkit, atsigaukit bet kokiu momentu, bet kur būdami. Išeikit į gamtą, išeikit pasidžiaukit ar ruduo, ar pavasaris, ar žiema. Visą laiką rasit tą nusiraminimą gamtoj. Reikia pabūti vienam su savim, kad suprastum daug dalykų, suprastumėt, kuriuo keliu eiti, suprastumėt, kur turi jūsų būti sekantis žingsnis. Ir šičia išdėta
tos pėdos pliaže rodo daug krypčių, kur jūs eina jūsų žingsniai, kur eina jūsų mintys, kur eina jūsų gyvenimo kelias. Daug krypčių, daug yra galimybių. Pasirinkit pačią savo tinkamiausią, pasirinkit savo pačią geriausią. Džiaukitės gyvenimu, džiaukitės viskuo, kas jūs supa. Džiaukitės tą palaimą, tą gamtą, tą galimybėmis savo. Atsiduskit, pailsėkit. Reikia mylėti save, reikia save pagloboti ir pasaugoti. Ne visą laiką reikia aukotis vien tik dėl kitų. Būsit stiprus, galėsit padėti ir kitiem. Ir tas aukojimasis irgi turi savo ribas. Ir žinot, kaip šventam rašte rašoma, kad mylėk savo artimą kaip pats save. Kai mylėsit save, mokėsit mylėti ir savo aplinkinius.